žodelį tarti. Taip, Nijolė čia, atsistoko prie lentelės. Garbė Jėzus Kristus, kuriuo šiandien švenčiam tokią ypatingą dieną, Jurgio Ambrazijos Paprašos gimtadienį, sausio 15 dieną, 1771 metais, Mečių kaime, Skuodo rajone, gimė nekanonizuotas žemaičių šventasis, dabar laikomas Jurgis Pabraša. 1816 metais įstojo į Kretingos Bernardinų vienuolyną ir apsigyveno būtent antram aukšte šitoje celėje. Ir čia išgyveno 33 metus. Per visą tą laikotarpį jisai įkūrė Kretingos vienuolyne ypatingą tokią dvasinę mokyklą. Ir ne tik dvasinė, bet ir visai Lietuvai reikšminga kultūros mokykla, nes čia buvo įkurta pirmoji lituanistinė neformali mokykla. Po 1831 metų sukilimo čia buvo siunčiami kunigai, kad persiauklėtų pas Bernardinus. Ir daug Žemaitijos kunigų čia buvo atsiųsta. Ir tada Pabraša juos subūrė ir su jais pradėjo lituanistinę veiklą. Kūrė bendrinę žemaičių kalbą ir parašė veikalų, kurie tie veikalai iki šiol gramatikos yra išlikusios. Tai viskas vyko būtent turbūt šitoj celėje. Čia lankėsi ir Simonas Daukantas, pirmasis Lietuvos istorikas, teisės mokslų daktaras, irgi vežė čia savo rankraščius, juos laikydavo pas Pabrašą, Pabrašą juos recenzuodavo, padėdavo perrašinėti, rengti spaudą ir taip toliau. Tai va, bet visų pirma, tai čia buvo stiprus dvasinis centras, nes Pabrašą jau jam gyvam esant žmonės laikė ypatingų žmogumi, nes jisai nemokamai gydė žmonės, nes buvo baigęs 3 kursus medicinos Vilniaus universiteto ir turėjo kanonų teisės leidimą tokį, kad gydyti žmonės, nes kanonų teisė leisdavo licencijų neturintiem kunigam 19 amžiaus pirmoje pusėje gydyti žmonės. Ir jisai nemokamai gydė žmonės. Tai ypatingas įnašas yra į būtent Žemaitijos žmonių gyvenimą, į jų sveikatą ir aišku, ne tik fizinė, bet ir dvasinė. Dvasinė sveikata tai yra pačiam pirmam plane. Tai broli Pauliau, kur brolis Paulius? Brolis Paulius gal dar kažką pasidaro, pasikeičiam. Čia tame kambarį, kaip pasakė, gyveno Jurgis Pabrašas, gyveno nemažai, 30 metų. Durys buvo ir čia buvo, čia irgi buvo durys, čia buvo 2 kambariukai. Ir ką, vyrus įleisdavo, tais laiptais čia virš įleidavo, o moteriškais įleisdavo durbyną pasilėti. Buvo dar durbynas padėtas. Kaip tas buvo norėjo žodelių, norėjo vaistų. Vyrai, kurie laukdavo, kaip Pabrašas duodavo parūkyti pypkę. Kada nuobodžiaudavo. Ir čia jis parašė savo veikalą patį brangiausią, patį didžiausią ir jis nusipelno ypatingo dėmesio Taislius Augiminis. Čia tai celė viskas vyko. Ir tikrai čia toje celėje gyvena daug garbingų žmonių, iš visų garbingiausias, kurio muziejus yra padarytas mūsų Varinčius bokšte, ir adatas ten kabo. Bažnyčios bokšte yra. Čia manęs, kai darė tą muziejų, čia Astavo, sako, mums reikia Pabrašos adatą. Skau gerai, skau surasi. Radom seną adatą. Ir paskui manęs klausė, sako, ar nepalaido jūsų adatą, žinai. Skau, turėjai 2 adatus. Su vien palaido, žinai, o kitą perduodavo broliams. Ir tą adatą nešiojo mūsų brolis Paulius Kurizė. Pabrašos adatą buvo. Ir tą adatą dabar mes esam padėję, kas norės, kad nors nueikite į viršų į bokštą. Tas storąjį. Pažiūrėkite, kaip atrodė anų laikų adatas. Vieną kartą paklausė manęs toks vienas istorijos profesorius, sako, visų ten daug šimtas žinių buvo auditorijų studentų, sako, kas parašė pirmąjį vadovėlį botanikos ir kalbos. Ir jie sakau, Pabrašą parašė pirmą. Tai buvo kažkur 20 metų, tas dalykas buvo. Ir iš tikrųjų jis buvo lietuvių kalbos pradininkas, žemaitiškos tarmės, ir kartu su Simonu Daukant ir su Martynu Valančiumi, kuris tuo metu buvo Kražių kolegijos bibliotekarijos, bendradarbiavo ir knygeles leido ir visą kitą.
Valavičius dar priminsiu, kad buvo panašiai už Pabražą jaunesnis 20 metų. Galėčiau dar papildyti, iš tikrųjų, šita vieta yra sakrali, ta celė, už tai, kad čia paskutinės gyvenimo valandas praleido Pabražą ir iš tikrųjų iškeliavo dangiškai į tėvą, labai šventai, jisai per dieną priiminėjo ligonius ir grįžo melstis į savo celę ir jisai suklupo po kryžiumi ir tiesiog atidavė viešpačiui dvasią. Ir tikrai, iš tiesų šita vieta tokia yra ypatinga ir sovietmečiu čia buvo muziejus šitoj. Ir aš atvažiuoju, nesuprantu, sakau, kodėl čia neįleidžia, čia negalima eiti, tipo Pabražo sceną, negalima eiti, labai sakrali vieta sovietmečiu. Sakau, kas ten yra? Pasirodo, tenai muziejininkas Donatas Butkus buvo įrengęs ekspoziciją Pabražai. Tai va, tai dabar tiesiog atiduota ta garbė yra būtent Pabražai, kad būtent fizinė prasme, kad būtent ta vieta yra dabar bus tokia, pažymėta iš tikrųjų. Ir dar toksai dalykas buvo, kad Donatas Butkus sovietmetį muziejininkui uždraudė, iškraustė lauk iš čia, iškraustė lauk, nebeleido tos ekspozicijos čia laikyti ir tada uždarė. Tai tiesiog sakau, šita vieta ir šitos durys ir čia šita celė iš tikrųjų turi tokią labai, tokią savitą istoriją. Nes jinai, sakau, sovietmečiu ten irgi dalyvavo ir Pabražos tuose visuose veiklos darbuose ir yra to šventumo, liudytoja, ta pati patampa iš tikrųjų. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, Viešpats su jumis. ir su tavimi. Dievas, parodantis savo visagalybę ir gerumą visoje žemėje, paveda savo bažnyčiai palaiminti įvairios vertės dalykus, kad tie, kurie naudosis, žvelgs, mąstys, šaukdamiesi švenčiausios mergelės Marijos bei šventųjų užtarimų, būtų patraukti prie neregimųjų dalykų ir šlovintų Dievą, nes tik Jis vienas daro stebuklus ir jį reikia garbinti, taip pat Jo šventuosiuose. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Jau dabar atidenk. Jėzau Kristau, pas Tave aš ateinu, tu man duodi savo širdį, aš tavim tikiu. Jėzau Kristau, pas Tave aš ateinu, tu man duodi savo širdį, aš tavim tikiu. Aš tavim tikiu. Noriu atkreipti savivaldybės atstovo dėmesį. Čia įlankytina vieta, prašom, dažniau apsilankyti iš savivaldybės, atveskite taip pat visą savo Kai nieks negali. patarimą, parodyti kur. Tai jeigu galima, kai dangiau kreipėtės iš tiesų pasinaudodama progą, ne tik noriu pasidžiaugti, bet ir padėkoti. Tiksliau net gal nulenkti galvą prieš kiekvieną, kuris dirba, kuris įdeda save ir didžiulį indėlį į tą mūsų šviesaus, garbaus žmogaus atminimą. Iš tiesų mūsų kultūros skyriui, tai žinau, ypatingai svarbus. Ačiū mūsų klebonui, su kuriuo teko ne kartą ir konferencijas Jurgiam Pabrėžos skirtose konferencijose dalyvauti. Savivaldybė, žinoma, prisideda, niekada neužmirštant, pasinaudodama progą galiu pasakyti, kad ir šiemet yra numatyta koplyčios freskos atnaujinimui apie 80 000, jau projektas, viskas yra, jau prasidės, galbūt ir realų. Turi prasidėti, jeigu ne force majoras kažkoks tikrai,
Tai yra ačiū visiems, kad prisidedate, mes tikrai esam šalia, labai tai vertiname Jurgio Pabrėžos gimnazijai. Sveikinimai jūsų vardo nominantui su gimtadieniu, šiandien ir jūsų mokyklos, galim sakyti, švenčiam gimtadienį. Tai dar kartą nuoširdus ačiū kiekvienam prisidėjusiam, savivaldybė visada šalia. Tenka šventą ir tikrą visada šventą. Jeigu direktorius tas žodį, mes įmišęs klebonį pradėjome. Nes direktorius yra universitetinis dėstytojas, man įžangos 1,5 valandos reikia. Bet iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi bendradarbiavimu, aš pamačiau buvusį kleboną, kur tikrai, kaip aš sakau, jau pasilgau, nors neblogiau mes ir su to sutarėm. Bet iš tikrųjų aš džiaugiuosi, aš po 40 metų čia esu, nes kažkada, kai tik atidarė buvau, tai dar tie dėdukai buvo jauni labai. O brolio tėtis yra Manšatanas siuvęs kažkada. Tai iš tikrųjų čia man irgi daug prisiminimų ir aš labai džiaugiuosi matydamas brolius ir vos nenuėjau ten į jų kapitulą. Bet iš tikrųjų aš tikrai labai džiaugiuosi, ta šventė galbūt gražesnė ir didesnė, bet žinokit, mūsų yra 500, tai aš paskiau jų nesulaikysiu. Tai jeigu mums paskolintumėt kleboną ir aš labai norėčiau gal ir koncelebrą prisijungti ir garbingiai broliai, kam išeis, tam išeis, kam neišeis, neišeis, dabar klebonė. Tai pilna bažnyčia laukia, gal būkim malonus, nes juos suvaldyti man yra sudėtinga. Dar pažiūrėkit, jūs darėte. Ką galit jau užeiti? Kokia garbė, o jei kokia garbė. Ir išbėgu. Žinau, kad jie stebėjo, toliau taikus. Ir kaip šitą padaryk foto.